Gerbiamas ekscelencija, visai neseniai buvo ta diena, kada viešpats pašaukė jus į šį gyvenimą prieš nedaug metų. Ir jūs esat mums kaip švyturys ant uolos, kad mes nepamestume kelio į viešpatį. Mes žiūrėdami į jūsų pavyzdį, klausydami jūsų žodžio, galime tvirtai eiti ir žinoti, kad niekada nepaklysime. Dėkojame viešpačiui, dėkojame dangui už jūs, dėkojame jums už jūsų misiją, kurią jūs tobulai atliekate. Dėkojame, kad esate mums pavyzdys. Mes dėkodami viešpačiui ir jums norime dovanoti, o ačiū Dievui, šiandien ir dangus mums dovanoja pavasarį. Šie žiedai tegul parodo, kad mes, kurie tikime Jėzų, mylime jį, su jūsų vedami visada jaučiame pavasarį ir širdyje, ir savo gyvenime. Tegul viešpats atlygina, globoja, laimina ir veda. Ačiū jums. Sveikinimo žodžiai kviečiame Kauno miesto savivaldybės merą. Jūsų ekscelencija, gerbiamas arkivyskupė, gerbiamas klebonė, visa Šventojo Jono Pauliaus antrojo parapija. Nuoširdžiausiai noriu pasveikinti visą parapiją su pirmosiomis metinėmis. Išties, kaip ir ekscelencija paminėjo, svarbiausia, kad parapija būtų gyva tarpusavyje, kaip bendruomenėje, o laikui bėgant atsiras ir bažnyčia. Aš atsimenu, prieš 7 metų pradėjus eiti pareigas, išties vėjai švilpavo šventos dvasios parapijoje, bet laikui bėgant tai atsirado ir lėšų ir langams, ir grindims, ir kitiems dalykams, kaip ir palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos namai. Bažnyčia eina į pabaigą ir aš tikiu, kad netrukus taip pat atsiras. Tai lygiai taip pat ir tikiu, kad Jono Pauliaus antrojo parapija tikrai sulauks savo namų. Ir svarbiausia, kad jūs palaikytumėte vienas kitą, tikėtumėte, pasitikėtumėte, o bendrais mažais darbais, žingsnis po žingsnį į priekį, aš tikiu, kad turėsite ir savo namus. To jums noriu labiausiai palinkėti šių pirmųjų metinių progą. Sėkmės visiems. Sveikinimo žodžiui kviečiame Seimo narį, esantys draugė su mumis. Jūsų ekscelencija arkivyskupė, mielas klebonė, kuris čia šitos bendruomenės tampate sielą ir iš tikrųjų didelė Dievo dovana jūs matyti čia, pagyvinant mūsų visą gyvenimą. Mėlėjai susirinkusiai, man krikštytam toliau, nuo Lietuvos žymiai toliau, bet išugdytam apačioj parapijai. Labai džiugu matyti, kad šitose laukose, kur mes anksčiau gaidėjom kamuolį, jau yra 2 parapijos, jau viena jau pribaigos bažnyčia ir tavo dar antra parapija gimsta čia. Tai rodo, kad nepriklausomai nuo visko Dievas sutvarko taip, kaip jam reikia. Nežiūrint mūsų pasipriešinimų, mūsų pačių nuodėmių ir mūsų pačių apsileidimų. Ir iš tikrųjų, kuo daugiau tokių parapijų kūrėsi, to ir Seime lengviau kartais atsispirti tom tiem visiems vėjam, kurie dabar vis dažniau ir dažniau užpučia į mūsų padangę. Ir tikrai su jūsų parama ir su jūsų palaikymu mes tikrai tiem vėjam atsispirsim, kaip visada būdavo. Tai sveikinu jūs ir tikiuosi, kad kuo greičiau atsirastų pastovus namai, kuriame galima būtų pastoviai jums susirinkti. Nors šitą gimnazijos salė turbūt yra nieka prastesnė, tai yra bendruomenė, ta pati susirinkimo vieta. Sveikinu visus.
parapijos klebonas kunigas Andrius prašė priminti apie tolesnę šitos šventės programą. Koncertuos pasibaigus liturgijai Beinorių šeima, paskui Agapė, malonus pabendravimas tarpusavy.